Sveiki draugai, sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Ričardu. Nu ką, kaip ryte randamės Klaipėdai, pabandysim pagauti tie Danutėje. Matysim, kaip čia mums seksis. Žieminė Danutė, nu principai jinai kaip ir dosni upė, tik tai labai neaišku, ant ko užsirausi. Gali ant nuostabios žuvies užsirauti realiai. Ir karšių galima pagauti, ir ešerių labai gražių pagauti galima, ir kuojų, ir plakių, vienu žodžiu, bet galima ir nieko nepagauti. Žiemą tokie dalykai yra neprognozuojami, taip kad atspėk myslę, keturgyslę, pagausi ar nepagausi. Nu, matysime, einam, sėdim, bandom, gaudom. Nu ką, draugai, po truputėlį pradėsim savo žūklę. Pasižiūrim, kas čia pas mus ant koto uždėta. Lengvutis kotukas, 3,60. Smagus, patogus Daniai, pats gazikas gaudyti su tokiais. Srovės čia didelės nebūna. Nu, būna retkarčiais, kada užeina čia, būna, kad ir 80 su vėlom reikia. Bet tai jau čia tokie ypatingai, kaip sakant, ypatingai reti atvejai. Šiuo metu matau, kad jinai čia tikrai normali. Taip, klipsiukai mano seni. Kaip visada, jie yra. Pasitikrinam tik tai. Distancija gera. Jeigu sąžiningai, čia prieš kelias savaitės čia Danijai buvo varžybos, tai pas mane kodas klipsas net nenuimtas. Viskas čia gerai. Atstumas geras. Turime tokius dalykus. Matilis, džokeris. Kas yra džokeris? Tikrai žinau, kad yra, kas nežinote. Tai yra labai mažas matiliukas. Tiesiog žiauriai mažas matiliukas. Taip, kad mes paimam džokeriuką ir labai gerai su jauku pramakalojam. Nu ir matiliukas. O su matiliuku mes elgiamės paprastai. Pakarpysim. Kadangi mes turėsim ant dugno smulkios labai lervos, tai pavadinkime džokeriuką. O čia dar blius prie viso to, kaip sakant, bus ir kvapas, ir kraujas. Na ir pilnai vis tiek, nes sukarpai ten gabalai tų lervų voliosis ant dugno. Tai kad manau, šiuo metu viskas čia gerai. Ledo nėra. O prisiminam ledą. Visi puikiausiai žinote, kad ant ledo tai numeris 1 matilis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atšalus vandeniui jisai numeris 1. Taip kad lygiai taip pat elgtis reikia ir fiderio tiemai, kaip sakant, kol dar ledo nėra, bet atšalę. Tai matiliukas ir džokeriukas. Tai va, tom nedidelėm širyklam dabar pasileidžiame į taškelį kokias, nežinau, 4, 5 ir dėsim pavadėlį. Ir bandysim gaudyti. Tikrai nesu 100% įsitikinęs, kad mes čia dabar padėsim lūpti žuvį vieną paskui kitą. Realybė tokia, kad mums reikia žuvies, mums nesvarbu jos dydis, išmera. Nereikia dabar maivytis tokiu metu. Stambios žuvies galima dar ir Nemune gaudyti, aišku, bet tai ten dažniausiai sutemus. Ir išlaukimus reikia ilgus daryti. Sliekų krūva, bum. Vėgelės jau galima žvejoti, jau chebra gauda. Reta, bet pagauna. Tikrai pasigauna jau. Nu bet dieve, jeigu ten dviese atsėdi per naktį ir vieną vėgelę pagauna, bet dažniausiai, kad nieko nepagauna. Taip kad mes kol kas susilaikome nuo tų variantų. Bet iš kitos pusės, kaip kalbant, nebandysi, nepagausi. Niekada negali. 0,10 mm storio pavadėlis, 80 cm. Taip, diskoteka pradžiai. Pradžiai spalvotos pinkutės, 3.
Nu tai pakankamai didelis masalas, aš galiu tai pasakyti. Startas artėja teisybės minutė. Kas bus? Bus ar nebus žuvis? Niekas nežino. Į šitą klausimą atsakys mums Danutė neužžino. Hei, hei, hei. Va dabar klausimas. Kaip žuvis ima? Vos ir iškart reikia tikt? Ar reikia palaukti, kol jinai užlegs? Būna taip, kad žiemos atveju vos pajudina viršūnėlę ir tu turi jau sekti, pakirtimą daryti, kad ją, kaip sakant, nu ką, pirmieji kordai, hebra. Trečias metimas, pirmoji žuvis. Dar spardosi, kas čia per produktas. O, simpatiškas plakis. Tararam. Nu, gal bus visai viskas čia neblogai iš tikrųjų, ką? Pirmoji žuvis. Ant 2 pinkučių. Išlaukimas apie 2 minutės kažkur tai buvo. 5, nu. Jėgelė. Džiazuoja, hebra, džiazuoja. Vėl ne, mažesnis, bet vėl plakis. Atsakymas pakankamai greitas buvo. Šį kartą mažesnis, stipriai mažesnis. Pažiūrėkit, koks kablys. Ir 2 pinkutės. Ir slaptas ginklas. Girdėjot? Nerodau. Čik, 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 čik. Papurškių kvapelio. Chemikalą užpurškiau ir vat atsiliepimas. Principe, pirmi 2 metimai buvo tokie nekokie. Niekas nepajudino. Trečias metimas. 2 pinkutės. Šik, šik, šik. Ir paėmė. Dabar vėl tas pats. Ir dabar žiūrėsim toliau. Kol kas dar aš jums nerodau, kas ten, ką aš purškalioju. Žodžiu, reikia bandyti chemiją. Užpurškiu ir iškart kibimas. Tai gerai. Reiškia, dirba tas dalykas. Bendrai aš tai parodau, papasakoju, bet nei gamintojų, nei chemikalų šiandieną nerodysiu. Tiesiog sakysiu, įsipyliau kažkokios chemijos. Už savaitę čia bus varžybos ir aš čia dalyvausiu. Tai tokia kaunasi kaip ir tokia, nu, kaip ir treniruotė. Šiokia tokia, nors prieš savaitę, aš kaip sakau, tos treniruotės jos tokios praktiškai bevertiškos. Nes žuvis keičiasi, čia per naktį gali viskas apsiversti ir išeiti viena žuvis ateiti kita. Bet esmė tame, kad būsimi sportininkai, kaip sakant, tie, kurie čia dalyvaus varžybose. Matys šitą laidą. Taip kad dėl to hebrytė nieko ir nerodau. Nu ir vėl, nepripaišysite man reklamos. Čia kaip daug kas man būna. Oi, tu čia tą, na, reklamuoji, vien reklama, daugiau nieko. Jokios reklamos, hebra. Žvejyba, pliurpimas, viskas. Nežinau dabar, ar jų matosi ar ne, bet aš visą laiką užmetęs neužtempiu viršūnėlės. Ta prasme, nepadarau, kad jinai būtų, o tai jau, nulenkta kažkaip tai. Tiesiog laisvas valas, atpalaiduotas, kiek pratempia srovė, tiek. Jeigu sąlygos leidžia, tai yra idealiausias variantas žiemos metu taip žvejoti.
Tada žuvis nejaučia kontakto su viršūnėlė, įtampos nėra, jinai ten pasiema, laisvai, kaip sakant, nemnioja tą masaliuką mūsų pateiktą ir būna kibimėlis. Jeigu kažkas tai ten didesnis sambūris, daugiau žuvies, nuo jos aktyviai ima, tada taip, tada lenkia labai stipriai gerai, tai ten gali ir lengvai pralenkęs viršūnėlę laikyti, bet kada jinai neaktyvi, visada yra geriau, va tai va tiesiog paprastai padėti, be jokios įtampos, be nieko. Tai gaunasi žymiai paprasčiau. Taip, išlaukiam savo 2 minutės, nieko nėra. Tada darom patempimą, lengvai paimam ir taip lengvai patraukiam truputėlį. Jeigu ant tempimo nėra kibimo, suviniojam ir vėl taip ant laisvo paliekame. Ir dar truputėlį palaukiame. Būna dažnai, kad taip iki 20 sekundžių galima palikti, pusę minutės. Žuvis susidomi tuo masalioku, kuris ant dugno guli, jisai ten sujudėjo viską ir būna, kad čpokina. Vat dabar greito atsakymo nėra. Vienu žodžiu, toksai žieminis režimas yra žaidimas. Pažaidžiam su žuvimi, kaip vadinasi. Kaip čia geriau pavadinti, nežinau. Vienu žodžiu, visą laiką bandai kažką tai darai ir kažką pavyksta karts nuo karto išlaukti. Ir bet kokiu atveju, visą laiką baigiant išlaukimą, visada lengvas patraukimas dugnu, būna, kad žuvis tiesiog paima. Jau mes čia ilgokai palaukime ir vėl bandom. Oplia, op, yra. Ir yra. Patraukimas suaktyvina žuvį. Ir va, prašau. Labai simpatiškas plakis. Patraukimo būdu matėte, bumt, ir turime simpatišką plakioką. Žaist reikia, žaist. Va, tu čia, broli, taip įsisegi stipriai. Blogai kabliai. Yeah. Žūklės prekės žvejakelias.com. Žūklės prekės žvejakelias.com. Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideriai žvejakelias.com. Ištisai pasikarpau matuliuką, tik pasibaigė ir pakarpame. Su 2 zakeliais kažkaip sunkiau, nelabai nori imti. Gerai, pabandysim sugrįžti atgal prie savo pinkučių. Aišku, kai visada mes pasidarome lengvutį patraukimą. Nepadėsim šį kartą. Šios dienos turbūt mažiausias plakiukas. Įdomiai čia tas srovė kaitaliojasi, bet kažką vis pagimdyti galima. Labai įdomi upė iš tikrųjų. Dabar iš vis nesuprantu toks vaizdas, kad stovintis vanduo. Pirmai buvo taip įsijungusi srovė, kad man užmetus tos mano 30 gramų. Va tai va nunešė. Kelios minutės viskas apsivertė. Vėl stovintis vanduo. Iščiulpia. Skūrelė tik tai lieka, kaip jie ten sugeba, aš nesuprantu.
Bet sugeba. Taip jau yra. Daug žuvies nėra. Nu, bet jinai taip, po truputėlį renkasi. Stebuklo tikrai nebus, mes šiandien neprimušim čia 10 ar 15 kg be šansų, nors tai yra įmanoma šitose vietose. Bet tada būna žuvis aktyvi ir būna žuvies daug, o dabar tikrai nėra jos daug. Na, bet svarbu, pasėdėti, laiką praleisti vidury miesto, tai yra fantastika. Švaru, tvarkinga viskas. Bomba Klaipėda, jėga to klausimu. Kažką įdomaus turim, chebra. Už kupros, taip atrodė kažkokia galinga baisi žuvis, o čia pasirodo aš tiesiog užkabinau už kupros. Įsivaizduojat, kiek čia žuvies yra. Aš brakonierius. Plakis, bakt už čiuprynos. O jau aš čia užkaifavau, sakau, kažkokį monstrą turime. Hei! Bet užtat emocijos dalį, viskas labai gerai. Kas sudirbo? Vienas zikelis. Pačių paplakį už nugaros. Atkartojam kombinaciją. Reiškia, jos yra čia, žuvies yra, kaip matote, jeigu už kubros užkabini, tai jos ten turėtų būti kaip ir košė, bet tiesiog neaktyvi. Reikia ieškoti būdų, kaip ją suaktyvinti. Grįžtame prie mataliuko. Karpytą padavimą, pasižiūrėsim, gal kas nors pasikeis, tiksliau sakant, gal sugrįši priminės vėžės. Nestipriai gaudžiau, bet gaudžiau, o kai pradėjau karpyti zikelį, man tai taškas kažkaip prasijungė, sakyčiau. Apsiramino. Pabandysime sekančių metimų uždėti mataliukus ant kabliuko. Gal tie suaktyvins. Visą laiką, kai kažką darai, ten taip užmauni, išilgai, pailgai pakabini, bandai visokius variantus. Kažkada kažkas tai kažkur tai atsiliepia. Dabar ant durniaus uždėjau slieką pabandyti. 2 tokius slieko gabalus. Pim, 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 pim. Minutė gal prabėgo ir pradėjo tampyti hebra, bet kažkokia nepikta hebra, neapžioja mano ten to tokio. 2 gabalai slieko, didžiuliai palyginus ir 1 zikelis. Taso, na tai vos. Patamai už galų paėmė, didį. Įdomu, užlenks normaliai ar ne. Ar ten jau jisai įsiurbės ir ten tiesiog bimbinėja aplinkui ir karts nuo karto dar duoda tokio. O dabar toks klausimas ir ką dabar daryti.
Ne, tik vėl tinkt. Nudariau paskutinį metimą iš mūsų taškelį šitą, su kuriuo aš dirbau, ir dar pabandysiu vieną fokusą padaryti. Čia kitam krante palei medį yra duobė. Pabandysim kelis metimus padaryti duobę. Gal ten didesnė žuvies sangrūda kažkokia, tai gal jin tenais tarpusavį pešis dėl mūsų masalo, nes čia jau tiesiog nusibodo gimdymui. Pim, pataso, tampo, kažką pagauni, bet pakankamai sudėtinga žuklė gaunasi. Nėra tokio, sakau, aktyvaus kibimo, kad čiuptų, griebtų, bėgtų. Norėtųsi tų gražių lenkimų matyti viršūnėlės. Bandom į tą duobę nusikraustyti. Pasižiūrėsim, kas ten gero vyksta. Na ir pasibandysim, ir jeigu ką, greit baigsim. O, tik sugalvok išeiti kažkas įdomesnio. Ar čia piktas toks mažas plakis papuolė. Ar čia koks karšiukas jau netyčia mums užkybo. Sunku komentuot. Kol nepamatėjai žuvies. Greičiausiai plakis, nes karšis taip nesielgia. Oi, chebra graži koja. Ir kaip dabar bėgti šito taško, kaip tokio gražolio pagauni. Pirmą kartą panaudojame graibštą. Žiūrėk. Gražolė. Ehei. Nu ką, draugai, baigiam savo pasirodymą. Danė šiandien nebuvo dosni, oras nebuvo fantastinis. Apniukė, apsiniaukė, nu ką, nieko nepadarysi, kaip sakant. Šį beitą pagavom, stebuklų nebuvo, bet dar galima žvejot, dar galima gimdyti tą žuvį. Taip kad pasižiūrim, ką pagavom ir paleidžiam, aišku, viską. Sekantį kartą mes čia sugrįšim ir pagausim jos daugiau ir didesnės. Nu, viena graži koja, vienas gražus plakis. Mažokai žuvies, mažokai. Kaip žiemą, visai neblogai. Tokia gražesnė viena koja. Ir vienas plakis gražesnis. Ir visa kita žuvis. Atgal. Tai va, draugai, kol kas tiek. Nei žvyno, jau nei uodegos. Iki kitų susitikimų.